Aišku, nori jį žaisti, reikia pirmiausia apsiginti ir po to stengtis išnaudoti. Jonas Valančiūnas vakar buvo sunki diena Lietuvos komandai, sunki diena ir Jonui Valančiūnui. Varžovai leido įmesti viso labo 6 taškus. Na ką reiškia leido įmesti? Buvo instrukcijas žaidėjams. O techninė pražanga buvo skirta tam pačiam Sinanovičiui. Įdė Valančiūnas vienas pats, visi kiti žiūri ir laukia, kol Jonas Valančiūnas užbaigs šią ataką. Na, taip, tų nereikalingų stumdymusių, aišku, būtų gerai, jog pavyktų išvengti. Na ir viskas, šiandien kol kas 6 taškai jo sąskaitoje. Ir Lietuvos komanda demonstruoja, jog yra pasiruošusi užmiršti tas vakarykštės rungtynės su graikais ir kol kas atrodo, na, jeigu ne viena, tai gal net ir 2 galvomis aukštesnė už Bosnijos ir Hercegovinos ekipą po Manto Kalniečio. Taiklaus tritaškio 1 minutės pertraukėlė. Vėl Jonas Valančiūnas 3 varžovų apsuptyje. 2 taškai po ilgesnės pertraukos pavyksta pasižymėti Jonui Vavo Kroatijos nacionaliniai rinktiniai Europos pirmenybėse 2001 metais. Dar 2 Jono Valančiūno taškai, 50-40, varžovai prašo minutės pertraukėlės. Atitolo nuo krepšio, vėl klaidinančių judesių, netaiklus metimas, Jonas Valančiūnas ramiai nusiima kamuolį. Varžovo pajėgumas visą tai susideda į komponentus, kurie pakelia didįjį sportą į kitą lygmenį, bet prie tokių mačų